Sveiki visi. O šios dienos tema pakalbėsim mes taip. Kaip pritraukti vyrą, kad jis būtų ne tik šalia jūsų, paprastai šalia jūsų, o vis dėlto, kad jis būtų ir širdimi kartu su jumis. Kaip tą padaryti ir kaip geriausia tą padaryti ir kaip protingiausia tą padaryti. Užklausim tarot kortų ir klausykit, girdėkit, išgirskit, ką kortos jums patarė. Ne tik aklai klausykit visos dėlionės, o ir pati analizuok šiek tiek šitą situaciją, savo situaciją, ką kortas kalba ir naudokis patarimais. Tais patarimais, kurias išgirsi šioje tarot kortų dėlionėje. Būtinai spauskit mygtuką apačioje prenumeruoti ir šalia jo esantį varpelį. Tokiu būdu mano tarot kortų būrimai jums bus pasiekiami visada. Visada. Taipogi turiu Instagram, Facebook, TikTok platformas. Visas nuorodas palieku irgi apačioje. Po šio tarot kortų būrimo video visada galite jas spausti, užeiti, apsižiūrėti, pasidomėti. Galbūt atrasite savo kažką naudingo ir įdomaus. O kas norėsite mano tarot kortų privačių būrimų, tą galite padaryti mano puslapyje elana.lt. Taipogi nuorodą palieku po šio video apačioje. Spauskit ją, nueikit, pažiūrėkit. Horoskopai, numerologija, nemokami tarot kortų būrimai, straipsniai, daug įvairios informacijos. Užeikit, pasidomėkit, viskas kurta jums ir dėl jūsų. Dabar žiūrėsim, kaip mums tą vyrą paveikti. Kaipgi jį geriausiai paveikti. Ką jums aplamai daryti, kokia dabar padėtis pas jūs. Šituose santykiuose, šiuose santykiuose. Taip. Gerai, tegul tai būna. Baimės yra. Kodėl yra baimės? Kodėl sunku? Kodėl pergyvenimo daug? Kaip atrodytų, fortūna nuo jūsų nusisuko. Ta fortūna, ta, kuri turėjo būti. Saugot jūs, nuo jūsų šiai dienai nusisuko. Žinot, kaip visata nori pasakyti, nėra jums šiai dienai tinkamos dienos ir laiko džiaugtis šiuose santykiuose. O kodėl tai? Pagalvokit. Pergyvenat ir sunkumai. Jūs šitos santykius savo nešat ant savo pečių kaip tam tikrą kažkokį sunkumą. Kaip atrodytų jums sunku šiuose santykiuose pačiai, žinot, kaip gyventi ir džiaugtis šitais santykiais, kurie dabar yra jūsų gyvenime. Taip, sunku, kaip krūvį tokį nešat ant savęs. Gerai, bet gera naujiena yra tame. Šita korta vis dėlto sako apie tai, kad kaip bebūtų sunku, jeigu jūs sugebėsite šitą visą situaciją susiklosčiusią priimti, suprasti, galbūt reikės netgi atleisti, priimti, suprasti, atleisti, jam atleisti, suprantigi, apie ką aš kalbu. Tai atleisti galbūt. Viskas greitai pasibaigs. Įdomu, į kurią pusę pasibaigs. Ar link skyrybų jūsų, ar vis dėlto link pagerėjimo tarp jūsų ir jūsų santykių.
Čia labai taip panašu. Gerai, pažiūrėsim tada. Jis, jūs. Žiūrėkit dabar. Nu, pyksta jis ant jūs. Aš nežinau, kas ten pas jūs įvyko. Bet taip, šiokia tokia pykčio iš jo pusės jums yra. Kodėl jis pyksta, tą nežinau. Bet kaip ir žmogus, vyras, draugas, taip, partneris, kaip ir pasiruošę netgi keistis. Na, ta prasme, sako, nu gerai, visai jis kaip ir nieko prieš pradėti viską iš naujo. Tai vat gera perspektyva. Bloga tame, kad tai neįvyks taip greitai jame, kaip galbūt, nu, ta prasme, jums norėtųsi, ne? Vat kažkokių pasikeitimų, tokių staigių, aptikti jame, tokių staigių, kažkokių greitų pasikeitimų. Tai neįvyks taip greitai. Kažkokios permainos, tos permainos, kurių jūs laukiate, iš jo arba tarp jūsų, neįvyks taip greitai, kaip jums norėtųsi. Čia jis taip supranta situaciją. Tai reiškia, žiūrėkit, jau iš karto galim spręsti. Žiūrėkit, kaip pagerinti šitos santykius, kaip jums padaryti, kaip pritraukti šitą vyrą. Žinokit, kad dabar, šiai dienai, vyro intencija tokia, kad niekur neskubėti. O tai reiškia kas? Kad nereikia jo ir skubinti. Taip? Kas toliau? Pabandykit sudaryti kokias sąlygas. Pat užklausim tarot kortų, kokių tų sąlygų reikia jam šiai dienai, kad jis pasijustų taip, kad, na, jis pats čia priėmė tos sprendimus. Va, žiūrim iš tos pusės, kokių čia reikia veiksmų, galbūt netgi jums iš savo pusės. Na gerai, tegul jūs čia stovit kaip ir tokia pavargusi visa, tai galima jau sakyti. Jau pirmas žingsnis, ką jums reikia padaryti, tai stengtis, kaip įmanoma jums pačiai atsigauti, pailsėti iš vidaus, fiziškai, emociškai, kūnu, protu. Suprantat? Šitą kortą. Nes labai jūs pavargusi, labai išvargusi esate. Šiai dienai tai nežinau, su tokia būsena, ką jūs galėsite padaryti. Čia jums toks įspėjimas kortų, ko trūksta, galbūt taip, norėtųsi daugiau jam jumyse matyti, va šitos kortos. O tai yra korta moteris, kuri tokia seksuali. Aš suprantu, kad jūs sakysit, kad tu čia dabar nusišneki. Aš vos laikausi ant tų kojų, taip, iš tos visos tokios nevilties ir šitos situacijos. Bet, kažkaipgi juk galima. Juk galima kažkaip, po trupučiuką, žingsnis po žingsnių. Kam aš čia tada sėdžiu? Suprantat, kam aš tada jums čia kalbu? Jeigu jūs jau nesugebėsit nors vieno žingsnio kažko gero, gražaus dėl savęs padaryti, pasakykit jūs man, kam aš tada? Aišku, kam, norit atsakysiu, kam aš čia, o tam, kad aš tikiu, kad yra moterų, tos, kurioms reikia tokio postumio, reikia moters kitos, kuri parodytų kelią, kuriuo reikia eiti, kaip reikia, ką daryti. Ir jinai lengvai, tik to ir reikia jai, kad trupučiuko to postumio į priekį, kad kažkas pastumtų ir pasakytų, taip eik. Ir viskas bus gerai. Suprantat, va tai. Ir čia korta, teisingumo korta. Tai yra korta kalba apie tai. Tai savimi būtina pasirūpinti. Pirmoj vietoj galvokit apie save ir tik apie save. O paskui jau ir ten apie kitus šalia esančius. O tą padaryti jums padės mano kurti namų kvapai, Elana,
Tai yra vienas iš šių kvapų. Gerovės pulsas. Gerovės pulsas tai tas kvapas, kuris suteiks jums vidinės stiprybės siekti, eiti į priekį, judėti to keliu ir pasiekti rezultato. Pasiekti to galutinio taško, link kurio jūs dabar einat. Širdies gerovės pulsas. Širdies troškimas. Raminanti simfonija. 3 kvapai. Kurį be pasirinksit, visi puikiai veikia, stiprus, energetiškai veikiantis kvapai, veikiantis jūsų pasąmonę, veikiantis per aromaterapiją. O aromaterapija veikia per mūsų uoslę. Per mūsų uoslę pažadina mumise tam tikras energijas, jas balansuoja ir leidžia jums būti tą moterimi, šalia kurios vyras nori būti, nori išgirsti ją, nori apkabinti ją ir nori būti šalia jos. Puikus kvapai. Aromatas yra įvairus aromatas, visą informaciją jūs galite paskaityti, pasidomėti mano puslapyje elana.lt amuletai skiltyje. Neįkyrus aromatai, noriu pasakyti, svarbiausia neįkyrus, jie turi veikti švelniai. Jūs neturite į namus iš karto taip dusti nuo to kvapo. Taip, kaip būna ten, nuperki kažkokį pigų kvapą. Tikrai tokia, pigų, kaip dabar madinga sakyti, kinietiška, nors ir kinietiškų būna gerų kvapų, bet, tokį, suprantat, jau visai papigeiska. Ir ateini į namus, taip muša, nežinai, kur atsidūrei. O čia veikia tyliai, ramiai, ta jūsų pasąmonė, va tiek, kiek reikia jums. Nereikia, kad jūs dustumėt nuo to kvapo. Suprantat, tame ir esmė viso kvapo, kad jis pasako, kad jūs jo nejaustumėte. Jūs žinot, ta taisyklė yra viena tokia svarbi taisyklė. Kvapuose, kvepaluose, jūsų kvapas, tas kvapas, kurio jūs nejaučiat. Taip, užuodėt, kvapas patinka, bet, pavyzdžiui, jeigu papurškėt ant savęs arba prisilietėt, įsisiurbė į jūsų, pavyzdžiui, rūbą šitas namų kvapas, jūs jau turit priprasti prie ir nejusti, komfortiškai jaustis. O tai yra jūsų kvapas. O kam netinka šitas kvapas, tas žmogus jį visada erzins tas kvapas. Kvapas neturi erzinti. Įsigykit, tikrai puikus jums pasirinkimas ir dėl jūsų. Dovana puikiai, jeigu norit savo vaikams padėti, pastiprinti jų santykius šeimoje, finansinę gerovę. Arba aplamai ramybės balanso suteikti, jeigu jūsų nėra šalia jūsų, taip, artimų vaikų. Puikus variantas tą padaryti. Įsigykit, tikrai būsit patenkinti. O mes žiūrim toliau, kaip tą vyrą pažadinti, pritraukti prie savęs ir kad jam būtų gera šalia jūs ir jis būtų ramus. O čia jūsų energijos, žiūrėkit, kokį mes čia kalbėjom, ką jums daryti. Su kvapų pagalba. O čia bus, žiūrėkit, dabar bus tokia situacija, čia jūsų energija. Aš po vieną kortą trauksiu ir aiškinsiu jums. Iliuzijos. Tai yra iliuzijų korta, ateina į gyvenimą tada, kai žmogus yra pasimetę. Kaip atrodytų, jūs ir turite tų ir norų, ir planų, ir minčių nesate. Jums visata per šitą kortą sako taip. Nesi tu tokia visai, ta prasme, beviltiška, bet paprasčiausiai tu dabar negali susikaupti. Trūksta tos energijos, stiprybės, vidinės, moteriškos stiprybės, kurie leistų tau susikaupti šiai dienai. O kai mes susikaupę, protas nusiramina ir mes galim priiminėti teisingus sprendimus savo gyvenime. Taip, pati užklausiau, taip.
Tai va, tai ką jums čia reikia? Žiūrėkit dabar, galit paimti savo baltą lapą, surašyti visus savo norus, visus savo už, visus prieš, prioritetus ir taip toliau. Ir vieną iš jų, svarbiausia, 2, 3 išrinkti ir pradėti nuo jų, veikti kažką, daryti, ką jūs galvojate, kas liečia šitų santykių. Dabar šiaip lūžio taške pati jūs esate. Ir koks vyras bus šalia jūsų, jeigu jūs pati tame lūžio taške randatės. Lūžio, viskas. Ir dabar žinot, kaip visata sako, pažiūrėsim. Arba. Sugebėsi dabar šiai dienai išeiti iš šito lūžio taško pati, kaip bebūtų sudėtinga. Taip, viskas bus puiku. Taip tau pasiseks. Nesugebėsi, reiškia, užsitęs. Aišku, ar jūs turit jėgų tam pagreitinti šitą jūsų, kaip pasakyti, tą galbūt tokį susitaikymą tarpusavį. Taip, turite visas galias jūs tam, bet jeigu jūs, žiūrėkit pagal save, jeigu jūs nesugebat greitai čia ir dabar kažkokius veiksmus, kaip sakant, žinot, persitvarkyti save iš vidaus, nesugebat greitai ten atleisti, suprasti, priimti žmogų, tai ir neskubėkit, tai palikit kaip yra. Tai reiškia, viskas vyks kažkur iki metų laikotarpio. Vis tiek ta istorija užsitęs. Kas norite privataus taro kortų būrimą, visada galite rašyti man asmeninę žinutę arba užeiti į mano puslapį elana.lt ir užsisakyti savo norimą tinkamą dėlionę arba numerologinę analizę. Žingsnį, bet kortas sako, jums žingsnį reikia daryti vis tiek. Taip, nors galbūt jūs dabar ir jaučiatės kaip ta pirmokė, kaip mokinukė, kuri aplamai nežino, kaip 2+2 sudėti. Taip santykiuose, nes jūs pirmą kartą atsidūrėte tokioje situacijoje ir tai yra sudėtinga dabar jums joje kažkaip laviruoti, gyventi. Ir kortos sako, bet reikia, darykit nors kokį žingsnį link kažkokių veiksmų tam tikrų, norus, atskleiskit, kokie jūsų norai dabar yra, kas liečia šitų santykių, ką jūs norit gero, gražaus padaryti, ką jis darys. Dar žiūrim, nepaliksim mes jo. Žiūrėjom, taip, jis nežinau, jūsų vyras, kaip būtų, galbūt ten tarp jūsų ir sudėtinga, ten aš kaip suprantu, galbūt ir parniai iki skyrybų kažkas daėjęs, bet vyras nori su jumis kaip ir gerinti santykius, suprantat, jis nori, jis pasiruošia tam, bet suprantat, tai yra kaip vyras, jis vis tiek užima tokią poziciją savo ir jis laikosi šitos pozicijos. Čia tarp jūsų labiau panašu, žinot kaip nesutarimas vyksta, o ką iš čia vadovaus tuose santykiuose, jūs norit vadovauti, o jis toks tyliai savo sėdi, stebi jūsų tą vadovavimą, nieko nesako jums ir jūs nesuprantat, ko iš jo laukti ir tikėtis. O jis laukia, kada jūs duosit kaip moteris, jam tą eilė, kada jau jo eilė ateis, paimti visą jūsų santykius į savo rankas ir pradėti juose vadovauti. Taip kažkaip. Aišku, bus tokių, kurios pasakys, ką jam čia duok vadovauti, tai visai viskas sugriaus. Tam ir yra mūsų gyvenimas, tam ir yra mūsų santykiai, kad mokėti kažkaip išlikti ant tos bangos santykiuose. Taip, vyrukas manipuliatorius yra jame, tokios nuotaikos, taip, tokie magai, jie visada manipuliatoriai, mėgėjai, kad aplink jas visi šokinėtų, mėgsta, kad aplink šokinėtų jie visi. Kas gali, kas negali, bet jūs šokinėkit aplink jį ir viskas. Tokia jo istorija, jis mėgėjas. Tokių, kaip pasakyti, veiksmų jo iš aplinkinių pusės. Pas jūs nėra kito vyro? Dar, pas jūs asmeniškai. Jeigu nėra, tai gerai, pas kai kurias gali būti, kad čia ir jūs kažkur bendravot, ar anksčiau, ar dabar. Įdomiai kortos iškrito labai, kad galbūt jūs siekia kažkoks vyras. Labai panašus toks variantas, kad siekia jūs kažkoks vyras.
Taip, bet dabar ne apie tai. Gerai, jeigu norėsit pažiūrėti asmeniškai, užsakykit pas mane dėlionę ir mes pažiūrėsim ant to kito vyro. Gerai, dėl jūsų, jeigu norit. Dabar jau nekalbėsim, dabar kalbėsim apie šitos dabartinę situaciją. Taip. Įdomios kortos, žiūrėkit, ir iš jūsų pusės, ir iš jo pusės, dvi panašios kortos. O šitos kortos, dvi, kai kartu iškrenta dėlionėje, jie kalba apie tai, kad greičiausiai šita visa istorija kol kas vystysis, žinokit, kokiu iki metų laikotarpio. Bet jūs galit ją ir, kaip sakant, tą visą atomazgą pamatyti ir greičiau negu pusę metų, jeigu jūs norėsit, jeigu jūs kažką veiksit ir darysit. O ką jums daryti dėl to? Oi, manipuliuojat jūs. Manipuliuojat, jūs dabar žiūrėkit, kaip jūs gyvenat. Jūs dabar gyvenat, kaip atrodytų, kaip bus, tai bus. Kaip yra, taip ir gerai, o toliau bus matyti. Manipuliacijų yra iš jūsų pusės, jūs irgi dabar tokia tapot kaip manipuliatorė, tai kažkuriam iš jūsų čia reikia nusileisti, bet jūs irgi šiek tiek manipuliuojat, tokie pykstat, manipuliuojat ir nežinot, pas jūs dabar vienintelė mintis išeiti, palikti, viskas, galas, pabaiga ir daugiau negrįžti. Taip, ne iš šitos santykius ir viskas. Turit jūs tokių minčių. O bus iš jo pusės kažkokie veiksmai. Vyras toks minkščiau žiūri šiek tiek, paprasčiau jis iš šitų santykių su jumis, šitą istoriją. Jis galbūt čia toliau nuo jūsų dabar, galbūt jūs laikinai išsiskyrėt, negyvenat kartu, panašu labai. Arba jeigu ir gyvenat kartu, tai kažkaip, kaip kaimynai, labai panašiai šitą kortą. Ar jis patenkintas tokia padėtimi? Nelabai liūdėjus, kad nėra to artumo tarp jūsų. Galvoja, ką daryti. Yra minčių tokių, tikrai galvoja, šitą kortą. Kaip galvoja, žinot, kaip pasakysiu, kūrė, ieško, taip gal geriau, ieško variantų, kažkokį būdą, kaip pagerinti šitos santykius. Jis bando ieškoti, tikrai bando ieškoti išeiti šiuose santykiuose. Bando ieškoti. Ar bus iš jo pusės tokie, jis taip, bet negaliu, taip, vis tiek jis nepaleidžia jūsų. Korta nepaleidžia jis jūsų ir viskas, jis jūsų nepaleidžia. Niekaip kažkokios pagalbos norėsiu. Nors galimai tokia išsiskyrimas ir ta likimo korta, mirties korta tokia sudėtinga krenta ant jūsų perspektyvos. Nepaleidžia jis jūsų vis tiek, kaip jis laikys jūs savo akiratį ir viskas. Ir niekaip. Tai jūs turit mokėti šioje situacijoje kažkaip išlaviruoti. Ateikit, pažiūrėsim kartu, užsakykit būrimą ir pažiūrėsim, kaip jums šioje situacijoje geriausiai veikti ir ką daryti. Ir aplamai reikia laukti. Su kieno, aišku, istorija prasižaidžia šitą dėlionę. Aš linkiu jums sėkmės ir iki sekančio susitikimo.